O dabar apie Lietuvos jaunuolių fizinį ir patriotinį pasiruošimą ir kokį pavyzdį čia galėtų parodyti kadetai. 7 Kauno dienų pokalbyje generolo Plechavičiaus kadetų mokyklos direktorius Ričardas Žilaitis. Tai problema generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Kaune gali nebelikti. Kodėl? Tokio tipo mokyklos kaip mūsų yra 3 Lietuvoje. Tai yra Kaune, tai yra sausumos kadetai, tai yra Klaipėdoje, yra jūrų kadetai. Ir Alsėdžiuose jie ieško savęs dar ir gali atsirasti 3 mokykla, kuri turės kadetų pakraipą. Tai kadangi tai yra tik 3 mokyklos su vaikų, kurie nori mokintis, tokio tipo mokyklose yra labai daug ir iš visos Lietuvos. Tai mes susidurime su tokiu sunkumu kaip apgyvendinimu ir mes susidurime su tokiais sunkumais kaip ir pavėžėjimo klausimais. Teikti tai, kad mūsų nebeliks, tai negalime taip sakyti mes. Mes dabar ieškome būdų, kaip mes galime būti naudingi visiems, kad dar kartą atkreipti dėmesį šitam būtent laikotarpyje, kad mes esame labai svarbus. Šiuo metu pas mumis mokinasi netoli 300 vaikų, 170 vaikų yra iš Kauno miesto, o visi vaikai kiti atvažiavę yra iš 29 Lietuvos miestų. Kokia kadetų licėjaus misija, kuo jis skiriasi nuo kitų bendro ugdymo mokyklų? Mes esame specializuota mokykla, kurioje mūsų vaikai mokosi, kaip suteikti pirmąją pagalbą, žino taiklaus šaudymo principus, moka elgtis atsitikus ekstremaliom situacijom, žino, kaip susirasti kelią miške, moka išgauti vandenį, žino taktinius elementus, kuriuos reiktų atlikti būtent su ginklu rankose. Tai visą tam reikalingi yra resursai. Tai mums reikia tokiam vienam vaikui paruošti nuo 4 iki 6 instruktorių, kurie moka dirbti, ne tik tai moka karybą, bet moka dirbti su vaikais. Tai yra labai didelis iššūkis. Nes daugelis iš tų vaikų, kurie baigia kadetų licėjų, jie išeina į kariuomenę arba išeina į krašto apsaugos savanorių pajėgas ir po to laiko jie grįžta pas mumis tam, kad jie galėtų atiduoti tą duoklę, ką gavo jie iš mūsų. Grąža kokia iš to yra, ką mes darome, tai yra per paskutaruosius 3 metus buvo gelbėtos 4 gyvybės Kauno mieste. Ir vakar dieną kaip tik tai vienas kadetas priėjo ir sako, žinokit, tamsta, sako, aš padėjau močiutei, jinai sukniubo, aš palaukiau, kol atvažiavo greitoji pagalba. Tai ta investicija, kurią kalba, kad mes esame finansiškai labai brangus, galima sakyti, tai tie žmonės, kurie kalba apie tai, reikėtų pagalvoti, galbūt tas mūsų vaikas arba tas mūsų kitas išauklėtas žmogus, kuris susidūrė su mumis, gal jisai atsiras nelaimės vietoje, kada jam reikės pagalbos. Tai šitoje vietoje mes tikrai turime, kada žodis yra brangu, paskaičiuoti, ką reiškia žmogaus gyvybė. Vienas vaikinas mūsų, jisai žiemą šoko į tvenkinį, išgelbėjo skęstančią merginą. Dar vienas atvejis, kada prekybos centre suklupo užsienietis, irgi išgelbėjo jam gyvybę. Viena mergina padėjo susmukusiai senioriai daryti dirbtinį širdies masažą. Labai įdomus toksai momentas buvo, sustojime buvo labai daug suaugusių žmonių, labai daug pasitikinčių ir labai su telefonais rankose. Bet ne vienas nesiėmė imtis kažkokiu tai veiksmu, kad padėti tai mūsų mergaitai, kur jinai gelbėjo tą seniorę. Tai tas mūsų visuomenės dėmesys yra koksai. Ir tas pilietiškumas yra, tai dar mums visai kaip visuomeniai, atrodo, gyvename mes demokratinėje aplinkoje, bet dar tos atjautos šalia esančiam labai trūksta. Kai vertime situaciją, kad pusė Lietuvos šauktinių klipatos. 11-okas, 12-okas jau jisai gali atlikti pareigą savo, tarnaudamas krašto apsaugos savanorių pajėgose. Jisai kiekvieną kartą į mėnesį, jisai turėdamas ginkluotę, turėdamas visą ekipuotę, jisai jau susiduria su ta kariuomenė ir jisai jau baigęs tą ugdymo įstaigą, jisai galvoja, gerai, gal aš eisiu tenai, gal aš eisiu ne, gal aš noriu pasirinkti kitą kelią. Bet jau tai yra prisilietimas prie tos tarnybos.
Antras dalykas yra, kada baigia ugdymo įstaigą, tai jisai gali pasirinkti aukštąją mokyklą, bet kartu gali pasirinkti ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Tai yra jisai baigęs būtent universitetą, jis jau turi 2 diplomus. Vienas diplomas yra skirtas jo profesijai, bet jeigu profesijai nepaėjo, jisai turėdamas atsargos leitenanto laipsnį kariuomeniai visada ras vietos, kur jisai gali tarnauti. Mes patys padarome, kad vaikai nesportuoja. Ir tada mes sakom, iš kur jie tokie yra. Tėvai, parodykime pavyzdį tėvai ir išeikime kartu su vaikais į gamtą, ne į žygį, į galų galę pasivaikščioti. Nes tėvai tai yra pavyzdys. Tai aš tada paklausiu, kodėl tiek yra vaikų nenorinčių sportuoti. Todėl, kad tėvai gal yra per daug užsiėmę arba neranda jie būdų, kaip motyvuoti vaikus. Kokia sukarintų mokyklų pasaulinė praktika? Aš pats artimai esu susipažinęs su Ukrainos ir su Izraelio, būtent kadetų mokyklomis. Taip pat žinau, kad yra Lenkijoje, Latvijoje ir Čekijoje su Vengrija. Izraelio mokykloje pats mokymo procesas yra toksai kaip ir pas mumis, jisai nieko nesiskiria. Ir tos mokymo sąlygos yra ir reikalavimai mokslam yra labai dideli, bet šalia jie dar turi ir karybą mokintis. Tai yra ir jie ruošiami yra pėstininkų, būtent pajėgoms. Labai yra įdomi patirtis tarnybos, pavyzdžiui, pačiam Izraelio kariuomenė. Tai mano draugas yra Izraelio kariuomenės 1 klasės seržantas. Jisai pasako apie tai, kad sako, jeigu tu nori, tu kariuomenė vis tiek turėsi tarnauti, bet ta forma jinai galėtų būti visokia. Nes sako, jeigu tu kariuomenė, sako, negali būti karys, tai sako, tu gali būti vairuotojas, virėjas, vertėjas ir dar visokių kitokių dalykų. Sako, jeigu tu nenori, sako, tarnauti kariuomenė, tu turi eiti į ligoninę, tu turi eiti į mokyklą arba tu turi eiti į tokias įstaigas, kurios yra sunkiai sergantis vaikai arba senjorai yra, kuriuos reikia prižiūrėti. Tai sako, jeigu ir tenai nenori, bet sako, tu mokiniesi, tai sako, tu vietoj 3 metų tu tarnausi 6 po mokslų. Tai irgi duoda pasirinkti. Tai va šitokia patirtis ir būtent tos mokyklos Izraelyje jos šiai dienai jos labai stiprios. O kas liečia ukrainiečių pavyzdį, tai ta mokykla Lvovo, sukarinta mokykla, kurioje man teko būti ne vieną kartą, tai jie buvo suvažiavę visi Ukrainoje esančių sukarintų mokyklų vadovai ir dalyvavo kartu su švietimo ministru. Ir tame susitikime jie kalbėjo apie tai, kad tokios mokyklos jos turi būti kaip regiono centrai, kur suvažiuoja iš visų regiono mokyklų vaikai, tai būtų ar tai 9-okai, ar tai 11-okai, ar tai ten 6-okai, 8-okai, ir jie visi turi praeiti programą. Turi praeiti tą šaudymo, orientaciją, pirmas pagalba, yra tokios, kad gauti pagrindus, kad jie žinotų, kaip reikia elgtis.